minėjai Vokietiją, tai aš grįžtu prie Vokietijos ir prie Polocko. Tu supranti, yra toksai keistas dalykas. Ar gali ministras pirmininkas, ponas Paluckas, vežiotis į Davosą? Tu žinai, kas yra Davoso forumas? Taip. Nu, girdėjai turbūt. Be abejo, taigi visi girdėjo. Visi girdėjo, kas yra. Tai štai, Gabrielė Gylytė Hain, kuriai jau senokai nepratestas garbės konsulo statusas, jį kažkokiu paslaptingu būdu kartu važiuoja su ponu Palucku į prestižinį forumą kalbėtis apie visokius solidarumus, apie pramoninės revoliucijas beigi visą kitą. Ignas Hofmanas, Lietuvos žemės ūkio ministras, vežasi ją į Dubajų. Ji prezentuoja save kaip toliau esančią garbės konsulę. Nors garbės konsulai yra skiriami ir jiem statusai pratęsiami arba ne. Mano žiniomis jis yra nepratęstas. Aš pasitikrinau keliose šaltiniuose. Jeigu ponia Gabrielė Gylytė Hain nori oponuoti, aš mielai išklausysiu jos nuomonę. Kaip čia taip yra ir man įdomu, už kieno pinigus ponas Gintautas Paluckas vežioja, na, kaip čia pasakyti, potencialią apsišaukelę, kaip ir Ignas Hofmanas, Lietuvos žemės ūkio ministras. Man įdomu, tiesiog. O štai čia klausimas. Jie čia ieško perskirstimo, jie ieško pinigų kažkur tai ten ir panašiai, tačiau žaidimai tie tokie, nereikia manyti, kad jų nieks nemato. Aš tuos dalykus tikrinau įvairiuose šaltiniuose. Tai kam reikia šitą tokiu atveju kalbėti? Tai tada Blinkevičiūtė turėtų paklausti: Paluckai, ką tu darai? Kodėl tu manęs nesiveži? Tai tai Briuseliai. Tai Briuselį, ko tu nori iš jos. Į Davosą, nu. Davosą. Ne, bet žinai, kita vertus. Ką jie ten nuveikė? Beje, ką ten nuveikė? Ką Gabrielė Gylytė Hain nuveikė Davose? Man įdomu.